Labas visiems ir šiandien parodysiu savo naują droną, tik nekreipkite šitą pelytę, čia padėsiu ją, tai naują droną, sakiau, matosi netgi sparnas, tai aš jums jį aprodysiu, paaiškinsiu, kaip jis veikia, koks jis yra, kokį jis pavadinimą turi, tai pradėkime nuo pačio drono, ne nuo pultelio, tai matote, yra paprastas dronas, aš jums dar paskui parodysiu, kaip jis skraido. Tai yra paprastas dronas, štai čia turi priekį, su tokiam grotelėm, čia yra lemputės, čia yra dronas su kamera, kur gali sukinėti, bet dabar aš nesukinės, nes nenoriu sugadinti, su pulteliu jį reikia. Ir čia yra apsaugos, nes iš karto jų nereikia dėti, tiesiog būna apsaugos neuždėtos ir galima jas būtinai uždėti, reikia uždėti. Tada gali dronas susilankstyti, va matote, susilanksto į tokį mažą, to aš lankstysiu. Tada tas dronas vadinas Sima Air, tai tikrai labai geras dronas yra, tikrai mane nustebino, va čia galime per šį mygtuką jungti. Tai va. Koks geras iš tikrųjų dronas. Va. Tai čia dedasi baterija, matote, čia yra tokia baterija. Tai čia yra toks mygtukas, kur čia tiesiog taip suspaudi bateriją ir gali, va, visai išimti. Va kokia baterija, va koks vidus, tiesiog taip įdedi, spaudi ir viskas, ir įsideda. Tai ką dar norėjau pasakyti, kad šis dronas turbūt filmuoja gerai, kokybę turi gerą, nes matote, čia yra atminties kortelė. Geras iš tikrųjų dronas. Tai sparnus biškį nudildino, bet nieko, tai pasakiau apie droną, tikrai jis yra stabilus, nusileidžia, sukinėjas, viskas, tai dabar aprodysiu drono pultelį. Tai drono pultelis turi tokius metalinės rankenėlės, čia irgi užrašyta Sima, bet nėra Air, tiesiog užrašyta Sima, nes čia yra pagrindinis jau tas pavadinimas. Tai dar matome čia vieną džiustiką, džiustikas jau žinote, pavadinimas tai yra mygtukas įjungimo, tai čia yra mygtukas. Tiesiog čia galime daugiau funkcijų, tai galime šitas išskleisti rankenėlės ir tiesiog atidaryti, va, šitą atidarai ir va, yra dar 3 mygtukai, bet aš norėjau pasakyti, kad čia yra dar tokie mygtukai išorai. Tai čia galime ar ne įsidėti telefoną, va, čia atidarai, uždarai, tai matote, koks jis yra geras. Yra pakelimo mygtukas, yra nusileidimo mygtukas, tai nes kitą droną sudaužiau. Nesudaužiau, bet baterija tokia buvo. Tai čia yra Sima Air 30X. Dar pažiūrėkite. Čia dedasi netgi 2 baterijos yra. Taip, tai matote. Tokia dėžutė. Tai ką dar dėžutė turiu, aš galiu jums parodyti. Tai kas yra toj dėžutėj? Tai dėžutėj kaip ir, palaukite, yra štai toksai. Dar viena kaip ir tokia atminties kortelė dedasi, tokia labai gera, kad vaizdo kokybė būtų geresnė ir kitus daiktus esu, man atrodo, kitur pasidėjęs. Bet tikrai rekomenduočiau šį droną skraidyti, jį reikia su apsaugom ir svarbiausia, kad tu esi šitoj pusėje, dronas tegul ne taip žiūri, tu valdai ne droną ir jo lemputės geriau nebūtų, kad į save. Nes jeigu tu paspausi, pavyzdžiui, mygtuką, nori tu į dešinę spausi, ne šitą mygtuką, taip links į dešinę, o dronas taip laikydamas skris į kairę. Matote, tai čia visiškas absurdas yra, kad skris į kairę. Geriau laikyti šitaip droną, užpakalį jus ir tada gali jis tiesiog skraidyti labai gerai. Tai ką norėjau dar pasakyti, kad čia yra 4
atsarginiai sparnai, tai arba kitaip vadinami tie propeleriai, tai reiškia 2 poros yra, nes matote, viena pora 2 turi, kita pora 2 turi, tai ten iš viso yra 2 poros arba, kitaip sakant, 4 propeleriai arba sparnai. Tai toks dronas yra labai geras, tai jeigu norite daugiau mano prašymų video, būtinai laikinkite šį video ir prenumeruokite mano kanalą, bet aš manau, šiam kartu tikrai užteks ir, žadėjau jums parodyti, kaip jis skrenda, tai nedelsiant galima važiuoti. Gerai, tai nusivežėm kėdę, turime droną, tai įjungsime. Va, kaip pradeda bliksėti. Padeda į žemės, kad jis savo radai pakiltų ir matysite, biškelį nors vaizdo, kiek matysite tiek. Tai reikia pulto pasimti irgi, pažiūrėkite, įjungi, viskas bliksi. Tada reikia atsargiai, taip, į viršų ir viskas, dronas pasikelia. Dar kartelį šitas virti į viršų ir dronas pasikelia visai. Aš nešnekėsiu, nes tipo garsą bus, va, matote, koks garsas. O, matote, dronas. Neįskris tik į mane, svarbiausia. Gali aukščiau pakil, gali žemiau, va. Gali pasisukti, bet geriau jį nuleisti biškį žemiau. Šis valdymas yra sunkus, vėjas pučia. Priartinimą, matot, patolinį. Kaip sakiau, jis gali apsisukti, tai matėte, kaip jis apsisuko ir tikrai nereikia valdyti save, geriau, kaip sakau, užpakalinį variantą. Į šoną, į šoną, į šoną, į šoną, į šoną. Aukščiau, žemiau, va. Jeigu nori nuleisti droną, turi laikyti abu mygtukus į apačią ir tada jis įsijungia, gerai įsijungiame pultelį, taip jis užsidaro, nes nelabai galiu taip ilgai skraidyti. Rodysiu kitame video, kaip vaizdas iš toli atrodys. Tai, jeigu norit daugiau tokių dalių, filmukų su dronu, paspauskite like ir susitiksime kitame video. Bye.